Kone kaip panacėja, itin veiksminga būda sustiprėti ar net pasveikti nuo nemažo skaičiaus lygų ar traumų, specialistai pristato gydymą deguonimi specialiuose kamerose. Jis taikomas apsinuodijus smalkėmis, esant ūmiam pankreatitui ar net klausos sutrikimams. Procedūros gali būti kompensuojamos. Vis dėlto tinka ne visiems, pasakoja Aušra Šiaulytė. Lietuviai sveikatinasi ir štai tokioje kapsulėje, kuri iš pirmo žvilgsnio gali priminti povandeninį laivą. Tačiau tai ne laivas, o hiperbarinė deguonies kamera, kuri, kaip sako specialistai, gali daryti stebuklus. Aš pats ne vieną matęs, kaip vos ateina čionais ir paskui po 5-10 seansų eina pats, ta prasme, nebešlubuodamas. Tai pirmoji daugiavietė baro kamera Baltijos šalyse. Ją randame Birštone. Kažkiek tai jaučiasi, ausytės jaučia, taip kaip skrydžio metu, kaip nusileidimų lėktuvui leidžiantis truputėlį reaguoja. Pagrindiniai procedūros elementai – deguonis ir slėgis. Panašaus turbūt lipti į kalnus ir kur trūksta deguonies ir gal panašius pojūčius jauti. Arba tiesiog miške vaikštai, 5-6 valandas, kur grįžti ir svaigsta galva. Tai kažkas į tą pusę. Uždedama sandari kaukė. Slėgis yra sukeliamas, kai būtų 10 metrų po vandeniu. Ir tuo metu žmogus gauna 20 kartų daugiau deguonies. Tas deguonis yra plazmos pagalba išnešiojamas po visą organizmą. Tuomet nukeliauja kiekvieną ląstelę, įvyksta ląstelės regeneracija, o atsinaujinus ląstelė gydomi įvairūs susirgimai. Procedūrą atliekantys sako, deguonis ir slėgis padeda greičiau gydyti žaizdoms, pavyzdžiui, po odontologinių procedūrų ar plastinių operacijų. Taip pat gydosi ir sportininkai, ir narai. Po operacijų, po traumų, prie diabeto, labai plačiai apakimai, purtimai labai prie daug yra taikomi. Vaikučiai taip pat, kartais mes turime vaikučių su autizmo spektro sutrikimu. Procedūras kompensuoja ir ligonių kasos, tad žmonės ir į spa centrą procedūrai atvyksta su siuntimais. Neturintys siuntimo susimoka ir nekukliai. Su siuntimais tuomet žmonės atvyksta nemokamai, o kuomet patys susimoka, tuomet viena procedūra kainuoja 79 eurus. Kada žmonės atvyksta su ligonių kasų apmokėjimu, su siuntimais, kada atvyksta, tuomet paprastai labai dažnai 20 procedūrų. Panašių kamerų tik vienviečių ir skirtingų parametrų yra ir kitose centruose, taip pat ir viešuose įstaigose, ligoninėse. Kadangi baro kamerų pristatymas išties įspūdingas, klausime gydytojų, kiek realiai tokia procedūra veiksminga. Nuo vieno karto nieko nebus. Tai yra procedūrų seansas ir, sakyčiau, jeigu tik norisi pasibandyti, pasižiūrėti, tai kaip ir nelabai vertėtų švaistyti nei laiką, nei pinigų. Vadinamoje Lazdynų ligoninėje tokia paslauga teikta eilę metų. Kokiems pacientams? Apsinuodimai smalkėmis, apsinuodimai dujomis, taip pat gali būti toksiniai kepenų pažeidimai, taip pat įvairios anaerobinės infekcijos, ūminis pankreatitas, taip pat klausos sutrikimai gali būti gydomi ir radiaciniai pažeidimai. Tačiau dabar paslauga sustabdyta. Įranga paseno, planuojama įsigyti naują ir paslaugas atnaujinti nuo kitų metų pirmo ketvirčio. Iki tol pacientai turėtų kreiptis į kitas įstaigas, kaip pavyzdžiui Margarita, besigydanti nuo ausies nervų uždegimo. Važiuoju iš Vilniaus. Vilniuje viskas yra uždaryta, tai labai džiugu, kad artimiausia tokia baro kamera galima gauti Kaune. Sveikiems žmonėms taikyti šitą oksigeno terapiją, kurią kartais galbūt ir sunku pavadinti hiperbarinė, nes tas slėgis būna labai nedidelis, ypač komercinio tipo kamerose. Tai jisai greičiausiai turėtų būti vadinamas gal rekreacinė arba kažkokia tai panašia, ta prasme, terminologija. Ar yra rizikų? Deguonis skatina regeneracinius procesus, taip pat jeigu tai yra išplitusi onkologija, mes taip pat galime netyčiomis paskatinti ir navikinio proceso aktyvavimą. Įstaigų atstovai pasakoja, kad pacientų srautas buvo padidėjęs po COVID bangos. Yra labai pavojingas gydymo metodas, bet jis yra efektyvus. Šita metodika mūsų Lietuvoje yra perimta iš Rusijos, kaip nebūtų keista. Tai rusai gydo apie 160 susirgymų net. Pas mus ligonių kasos tiek neleidžia. Mes galim gydyti maždaug, gal maksimum 30 tik tai. Tai skaitoma yra brangioji procedūra. Galiu paminėti apytikslę kainą vienos procedūros, kurią moka ligonių kasos, tai yra apie 33 eurai vidutiniškai.
Ligonių kasų duomenimis pernai už tokias procedūras apmokėta beveik 145 000 eurų. Įdomu, jog iš 6 įstaigų, tarp kurių ir Vilniaus ir Kauno ligoninės, daugiausia tokių procedūrų atlikta Visagino ligoninėje už daugiau nei 50 000 eurų. Aušra Šiaulytė, Artūras Kavaliauskas.